Sveiki, esu Nerijus Brazdžiūnas. Atliksime bioenergetinį tyrimą kupresuriniam kilimėliui Kimat mėlynas baltas. Sveikatos programų tyrimą atliksime kartu su mano asistentu mokslo daktaru Artūru Dabkevičiumi. Tyrimo objektas Kimat aplikatorius mėlynas baltas. Atlikime tyrimą prieš ir po. Patikrinkime žmogaus biolauką ir sveikatą su GDV aparatu pagal Kirliano metodą. Ir po pusę valandos gulėjimo ant Kimat atliekame antrą tyrimą. Palyginsime duomenis ir pateiksime jums. Pradėkime. Prieš tyrimą fiziologinis biolaukas 91%, o psichoemocinis 87%. Streso arba aktyvacijos lygis 4,4. Dauguma organų sistemų veikla vidutiniška, bioenergetinių centrų veikla normali. Po tyrimo fiziologinė būsena neženkliai pagerėjo, o psichoemocinis biolaukas pagerėjo 4%. Streso arba aktyvacijos lygis sumažėjo 0,8 sąlyginių vienetų. Dauguma organų sistemų veikla pagerėjo, bioenergetinių centrų veikla suintensyvėjo. Apibendrinant atliktą tyrimą, galima teigti, kad po tyrimo gerėja ne tik atskirų organų ir sistemų, bet ir viso žmogaus tiek emocinė, tiek fiziologinė būsena. Biolauko forma tampa tolygesnė, padidėja jo simetrija, o taip pat padidėja bendras biolauko plotas. Kiekybiškai padidėja žemiau normos esančių atskirų organų ir sistemų integralinio ploto vertės, tai yra normalizuojasi jų veikla. Ir apie 35% sumažėja streso lygis, dėl ko žmogus jaučiasi labiau atsipalaidavęs. Kimat, japoniškai ki, gydomoji energija. Angliškai mat – kilimėlis. Paprastai tariant, energijos kilimėlis arba energetinis kilimėlis. Skirtas gerinti ir palaikyti sveikatai ir chroniškų ligų savigydai. Kimat – visos nugaros sveikatinimai, o ypatingai viršutinės nugaros dalies sveikatai. Kimat aplikatorius dizainas, spygliukų išdėstymas ir spalvų kombinacija skirta viršutinės nugaros dalies kraujotakai ir nervinių impulsų gerinimui, bet tinka viso kūno savigydai. Turime tyrimo rezultatus, kurie įrodo, kad Kimat mėlynas baltas kilimėlis puikiai veikia bendrąją nugaros kraujotaką, mažina streso lygį, balansuoja bioenergetinį lauką ir suteikia atsipalaidavimą. Bioenergetiškai patikrinta. Tavo sveikata tavo rankose.